Skrandžio mažinimo operacija, kada ji yra atliekama? Pirmas klausimas visada būna, ką jūs esate išbandę. Ar mitybos specialistus, ar medikamentinį gydymą vaistais nutukimo, ar sporto salę, ar esate aktyvūs fiziškai. Kas pasikeičia? Dingsta tas didelis noras to alkio, ar ne? Norint atvykti į operaciją arba domintis operaciją, tai tikrai neužtenka taip, kad vieną savaitę sugalvojau ir tą pasidariau. Tam mes turim aiškius kriterijus, aiškias ribas, kada mes galim daryti ir kada ne. O dabar mes kalbėsime su pilvo ir nutukimo chirurgijos gydytoju Donatu Daniu. Tai sveiki, Donatai, aš labai norėčiau jumis pakalbėti apie skrandžio mažinimo operacijas ir jų populiarumą ir koks tai periodas yra prieš operaciją ir kaip tai vyksta po operacijos, kokia tai yra kaip gydytojo patirtis. Ir toks būtų gal pirminis klausimas, skrandžio mažinimo operacija, kada ji yra atliekama ir kokio svorio gal žmonės kreipiasi, nes aš kaip pati trenerė, aš žinau, tai yra iš tikrųjų, sakykime, toks procesas nemažas viso šito. Taip, tai dėl šių operacijų ypatingai ateina žmonės, pacientai, tie, kurių kūno masės indeksas yra didelis, svoris yra didelis. Pavyzdys tai 35 km ir daugiau. Tai mes dažniausiai nesakom, kad ten ar 160 kg sveria, ar 120, dažniausiai tai kriterijai yra būna, pirminis toks yra kūno masės indeksas. Taip? Taip. Tai dėl šių operacijų tie žmonės, kurie kreipiasi ir turi, pirmas klausimas visada būna, ką jūs esate išbandę. Ar mitybos specialistus, ar medikamentinį gydymą vaistais nutukimo, ar sporto salę, ar esate aktyvūs fiziškai, koks yra gyvenimo būdas, kiek ilgai kovojate su nutukimu. Ir jeigu pacientas, tas, kuris turi didelį kūno masės indeksą, dažniausiai tai yra kriterijai, kad sergant antro laipsnio nutukimu arba didesniu, tai yra virš 35, turint gretutinių ligų, mes jau galime svarstyti apie operacinį gydymą, apie kažkurio tipo skrandžio mažinimo operaciją. Kadangi šiais laikais tikrai tų operacijos metodikų yra daug, tai dažniausiai tame paruošime ir vyksta diskusija tiek su pacientu, tiek tyriant, analizuojant jo duomenis, kurio operacijos metodika yra tinkamiausia. Taigi, norint atvykti į operaciją arba domintis operaciją, tai tikrai neužtenka taip, kad vieną savaitę sugalvojau ir tą pasidariau. Tam mes turim aiškius kriterijus, aiškias ribas, kada mes galim daryti ir kada ne. Tai kaip ir minėjote, sakykime, jeigu pas žmogų antsvoris yra 15-20 kg, jūs paprasčiausiai turbūt po pokalbio rekomenduojat, kad visų pirma susitvarkykit mitybą ir pradėkit turbūt judėti, ar ne? Tokiu atveju jūs nedarote? Taip, ir tokiu atveju operacijos tikrai nedarom. Aišku, visada apžvelgiam problemą, dėl ko yra tas plus 15 kg, ar ne. Ir tikrai gydymų yra labai daug, vien ir psichologinių, ne vien tik tai maistas ir fizinė aktyvi veikla, bet apžvelgus visą tai mes ir galim pakreipti, kuria linkme jam judėti. Kokį ar specialistą rinktis, ar sveikos gyvensenos specialistą kreiptis konsultacijai. Tai reiškia, jeigu žmogus kreipiasi, galbūt jis nelabai žino apie tos operacijas ir ateina tikrai su nedideliu antsvoriu. Tai visada mes galim tą padėti, kad nukreipti teisingą linkmę. O sakykit, kokios ligos, įtakoja, kad žmogus priauga tiek svorio? Tai nėra susiję tai, kad jisai tik tai sėdi ir valgo. Tai turbūt vis tiek mes turime tą vadinamą krepšelį ligų, kurios įtakoja. Dažniausiai tokios jūsų atveju pasitaiko. Dažniausiai priešingai, didėjant svorio atsiranda gretutinės ligos. Tai reiškia, kaip širdies ir kraujagyslių susirgimai, cukrinis diabetas, viena iš pagrindinių ligų, kuri nutukimas įtakoja būtent susidaryti šiai būkliai. Toliau didėja onkologinių ligų rizika, yra daug gretutinių ligų, kurios sąlygotos nutukimo.
Ir jeigu pacientui pasiseka sukovoti su tuo, jo svoris grįžta į įprastas vėžes, tai mes tikrai galime apsaugoti nuo daug gretutinių ligų, nuo didelio krepšelio vaistų vartojimo ir prailginti gyvenimo trukmę tiem pacientam. Kada skrandžio mažinimo operacija yra būtina? Būtina tada, kada mums nepavyksta kitokiais būdais sumažinti kūno masės. Taip? Tai reiškia, jeigu kiti išbandyti būdai tiesiog neveikia, tai gali būti metus bandomos, ar dietos, ar kartu miksuojant tiek su ir fizinė veikla, tiek su medikamentiniu gydymu. Dabar šiais laikais labai populiarus yra medikamentinis nutukimo gydymas. Tačiau jeigu tai neveikia arba veikia dažniausiai labai trumpam laikui, mes visi norim ilgalaikio rezultato, tai tada tikrai verta pasidomėti būtent apie skrandžio mažinimo operacijas ir galvoti ar pasikonsultuoti su gydytojų specialistu. Ar gali ši operacija būti paciento užgaida, numesti svorio ir kada kategoriškai yra pasakoma ne? Taip, tikrai yra dalis pacientų, kurie ateina, tiesiog nori, ar ne? Bet pirmas dalykas, jis turi atitikti kriterijus, ar ne? Po to yra dalis pacientų, kuriuos mes po to siunčiam ir psichologo, psichiatro konsultaciją vertinti, ar žmogus supranta, kas po operacijos vyks, kodėl reikia jam operacijos. Tai daliai pacientų, jeigu jie labai nori greito rezultato, dažniausiai visi mes norim čia ir dabar. Taip. Mes kaip suprantam, ir operacija irgi neįsprendžia to. Operacija nepadaro taip, kad mes po kelių mėnesių numesime 50-60 kg. Turi etapiškai viskas. Taip, etapiškai per metus laiko tas svoris palaipsniui krenta, bet tie, kurie nori čia ir dabar, tai jiems tikrai neuždegama žalia šviesa būtent, kad atliktumėm tą operaciją. Pasiruošimas operacijai. Ką žinoti ir kaip pasiruošti jai? Tai sąlygoja daug faktorių, bet vienas iš pagrindinių tai yra gastroskopija. Mes visada kalbam apie skrandžio mažinimo operaciją, vadinasi, jau skrandis mes kažką turėsime su tuo skrandžiu padaryti operacijos metu. Tai mums svarbi jo būklė, ar ne? Tai mes turime ištirti endoskopiniu būdu, įvertinti pakitimus. Kiti visi pasiruošimo kriterijai tai jau priklauso, ant kiek pacientas turi gretutinių ligų, gali būti nukreiptas ir endokrinologo konsultacijai, gali būti toliau ruošiamas dietologo, kas yra labai svarbu, ir prieš operaciją dažnai sakome, kad numesti turi apie 10% savo kūno masės. Ne visiems tai pavyksta, tačiau didesnio kūno masės indekso tas yra privaloma, kadangi tai jau yra didelė rizika pačiai operacijai. Taip. Ir tas paruošimo etapas vieniems gali trukti pusę metų, kitiems net keletą metų, kiti tame visame pasiruošime, jeigu jiems sekasi svorį mesti, ir neprieina to operacinės durų ir nepraveria jų dėl to, kad pasiseka su specialistais kontroliuojamai mesti tą svorį sėkmingai ir tiesiog grįžti į įprastas vėžes. Atsigaivimas arba gyjimas, koks tai, sakykime, yra, pavyzdžiui, pagal jūsų patirtį mažiausias ir ilgiausias laikotarpis? Tai priklauso nuo žmogaus svorio turbūt, ar ne? Atsigavimas po operacijos. Taip. Taip. Gyjimas po operacijos. Aš galiu pasakyti taip, kad pasaulyje yra centrų ir Lietuvoje mes tą pradedam daryti, kad jeigu mes išoperuojame ryte pacientą, vakare mes galim leisti į namus. Tai yra super didelė operacija. Ne, ar tai įsivaizduojate, kad vakare žmogus, vadinasi, tai yra saugu. Tai nėra sugalvota, tai yra įrodyta mediciniškai, kad tai yra saugu. Po tokios operacijos vykti į namus. Dažniausiai stacionare ligoninėje prabūna 2 paras Lietuvoje. Jeigu kažkas komplikuojasi ir ilgiau, arba atsigavimas yra sunkesnis, tačiau standartas yra 2 paros, tačiau mes patys iš praktikos žinom, kad 1 para yra sunkiausia, po to pacientas tikrai gali ir vairuoti mašiną, ir gali ir vaikščioti ilgesnį atstumą. Bet fizinis aktyvumas, kas yra labai svarbu, po tokių operacijų mes ribojame 3-4 savaitės. Reiškia, nei sporto klubo, nei aktyvios sunkios veiklos, fizinio darbo mes neleidžiame mėnesį laiko, vien dėl to, kad vyksta visas gydymas dar viduje.
Taip, sėdimą darbą pacientas gali grįžti nors ir po savaitės, ofisinis darbas, viskas tvarkoja, ta prasme, kad tai neapriboja to paciento, kad jisai negalėtų aktyviai dirbti. Ir, sakykime, koks būtų toks kelias arba tas vadinamas ABC, kas keičiasi atlikus šitą operaciją, tai kaip ir minėjote, jau kai praėjo mėnesis laiko, kai jau daugmaž adaptavosi, kai jau jūs duodate žalią šviesą, kad galime pradėti judėti, tai kokie būtų ABC, ten mityba, sportas, dar kažkas, tai rekomendacijos, kuom vadovautis ir kokia siekiamybė ten turėtų būti, kaip pavyzdys sakau, aš kaip sporto treneris sakau, žiūrėkit, yra ketvirčiai metai. Pirma ketvirtis yra labai sunkus žingsnis, antras ketvirtis šiek tiek lengviau, trečiam jau mes atgyjam, ketvirtas iš vis labai šaunu. Tai išlaikius tuos visus 4 ketvirčius mes turime rezultatą. Jūsų atveju kokia yra situacija? Aš sakyčiau, psichologiškai sunkiausios yra pirmos dienos. Ir dažnai tenka ir raminti pacientą, ir ašarose, dėl to, kad galvoja, kad kaip man reiks toliau gyventi. Ar ne, galvoja, kad aš dabar visai nevalgysiu ar nenorėsiu valgyti, nes kas pasikeičia. Dingsta tas didelis noras to alkio, ar ne? Pradėjus maitintis, mes labai greit pasisotinam. Tai ir tie pacientai, jeigu klausi po savaitės, po kelių savaičių, kaip tas noras valgyti yra, jisai ryškiai yra sumažėjęs. Antras dalykas, tai tas maistas, jisai gali būti artimas tokį, kokį mes naudojam iki tol, tik mes suprantam, kad tai bus žymiai mažesnės porcijos. 100, 150 gramų, 200 gramų. Ar tai daug? Tikrai nedaug. Ne? Bet mes tiesiog neturime daugiau kur vietos dėti, nes mūsų skrandžio tūris yra super mažas. Toliau mityba pasikeičia drastiškai, nes vienokio maisto sunkiau vyšno mes netoleruojam. Tai tenka rinktis tą maistą, kuris lengviau pasisavina organizmas, taip neapkraunant jo ir automatiškai tos operacijos ir siekiant ilgalaikių rezultatų mes įsprausti tam tikrus rėmus, kaip ir sakėt, ketvirčiais, tai čia mes turime metus laiko. Sunkiausia yra pirmi mėnesiai, o po to jau, kaip ir patys suprantam, kai pamatom rezultatą tiek svarstyklėse, tiek veidrodyje, netekus 20-30 kg motyvuoti nebereikia žmogaus ir jis tiesiog toliau dirba tą linkme ir tada tikrai rezultatas yra tikrai geras. Ir aš manau, kad turbūt matydamas tą rezultatą jis žingsnis po žingsnio išmoksta atsirinkti produktus, ingredientus, tas, kas jam tinka, jis susidėlioja, kaip sakėt, su specialistų pagalba savo tą vadinamą mitybos dienotvarkę ir jeigu jis ir turi turbūt tą atsipalaidavimą, žinodamas, ką jisai savo gali leisti iš tų blogiausių geriausių, ar ne, sakykime. Taip, tai dietologai tikrai parašė tos pacientus ir duoda rekomendacijas tiek raštu, nes daugumame tai, ką kalba pacientas, ne viską atsimena. Ir dažniausiai mums to visų paruoštukų rekomendacijų reikia tada, kada mes praktikuojame, tai reiškia, maitinamės po operacijos. Ir automatiškai kiekvienas esame skirtingas, vienokius produktus mes toleruojam, kitų ne. Tai tikrai palaipsniui žmogus išmoksta naujai gyventi, tai reiškia ir naujai maitintis. Aišku, prie tos mitybos mums labai svarbu ir judėjimas. Tam, kad krentant labai stipriai svoriui, tos odos perteklius neliktų labai daug, kad po to ateity nereikėtų... Estetiškai žmogus gerai jaustųsi, atrodytų. Kad jam nereikėtų kažkokių labai estetinių po to operacijų, ar ne. Dalis pacientų nuo to nepabėga, nes tiesiog... Būna didelis antsvoris. Taip, tada, kai netenkam tikrai didelio svorio, tiesiog oda nespėja trauktis ir mes turim perteklinę odą. Bet šiaip gyvenimo būdas tikrai pasikeičia, aktyvumas pasikeičia, gyvenimo kokybė pasikeičia. Tai tuos pacientus, kada mes matom chirurgai, tai dažniausiai ar po pusės metų, ar po metų, tai ateina visai kitas žmogus. Tų pacientų net nepažįsti, kad juos operavai. Tai turbūt pats toks geriausias, ar ne, tuo metu yra pats, kaip tu galėjai tam žmogui padėti, nes visų pirma, jisai, ne tai, kad jisai jo sveikata yra gera, tai jau čia yra didelis pliusas, bet jisai iš išorės
atrodo, kad spinduliuoja ir gyvena. Taip, ir dažniausiai, kai praveria gydytojo duris ir supranti, kad tai jau nebėra tavo pacientas. Ta prasme, kad tai jau mes jokio gydymo taikyti nebegalime, tiesiog toliau žmogus turi džiaugtis gyvenimu. Sakykite, Donatai, kokios galimos komplikacijos, nes vis tiek, ta prasme, mes žinom, kad būna ir sėkmingos, ir būna kažkokių tai komplikacijų, kur, kaip jūs sakot, ir gali užtrukti, ir ilgiau pabūti ir stacionare, ir ta prasme, ir būna visko. Taip, tai yra didelė, reikia suprasti, kad tai yra didelės operacijos, nors jos atliekamos laparoskopiniu būdu. Tai yra labai nedidelės 4-5 skylutės pilvo sienoje, centimetro, pusantro dydžio, bet komplikacijos galimos kaip ir po bet kokios intervencijos. Tai vienos yra dažniausių, tai yra kraujavimas, ar ne, kaip ir bet kokį mes atliekant chirurginį veiksmą, mes jau pjaunam, siūnam kažkas, surišam ir automatiškai tas rizika yra. Jinai nėra didelė, bet rizika yra kraujavimo. Ir kita komplikacija tai susijusi su mūsų atliktomis jungtimis ar skrandžio korekcijomis, tai reiškia, kai mes per operaciją pjauname skrandį, susiūname, tai gali būti tos siūlės nesandarumas. Tai vat vienos iš pagrindinių komplikacijų, kokios jos gali būti, tą mes ir dėl to ir ligoniniai darome, ir kraujo tyrimus, stebim ligonį, kaip jis atsigauna po tokios operacijos, ar tai yra normali eiga. Jeigu matom, kad nenormali eiga, mes turim daryti tyrimus, koreguoti. Stebėti. Taip, tą gydymą toliau jau tęsti visai kitokį negu įprastai visiems pacientams. Bet tai yra saugios operacijos ir kaip minėjau, tai jeigu pacientas nuo 1 iki 2 parų tenka išbūti ligoniniai, tai labai greitai gali grįžti į namus. Ir kokio skrandžio mažinimo operacijų tipai yra patys populiariausi šiuo metu Lietuvoje ir, sakykime, tai yra didžiausias atliekamas operacijų skaičius? Aš sakyčiau, gal nepopuliariausia, efektyviausia. Efektyviausia. Nes šiais laikais medicinoje mes stengiamės atlikti nepopuliariausius gal būdus, efektyviausius. Ir jeigu mes visi kažkada labai girdėjom skrandžio žiedo operaciją, taip, tai va toks visuomenės dar mitas ar mintis, arba atlikite man skrandžio žiedo operaciją, tai aš galiu pasakyti, mes tokių netliekame operacijų. Šiais laikais yra 2 pagrindinės operacijos, tai vadinasi 10 metų bėgyje labai tendencijos pasikeitė stipriai. Ir dabar mes atliekame skrandžio mažinimo operaciją, tai yra skrandžio rezekcija, kada mes pašalinam didžiąją dalį skrandžio, apie 70-80%, tačiau nieko nepakeičia. Taip, tai labai paprasta suprasti pacientui, kad jo mityba nepasikeis, tik sumažės skrandžio tūris. Ir tai reiškia, ir sunaudojamų maisto kiekis labai sumažės. Drastiškai sumažėja. Tai vat, ir tai yra dažniausia atliekama pasaulyje operacija, kuri vadinama šito skrandžio mažinimo. Antra pagal populiarumą ir efektyvumą yra skrandžio apylankos operacija, kurios metu mes jau kažką aplenkiam, ar ne? Kažką mes turim, vadinasi, iš to virškinamojo trakto likviduoti, tai reiškia, kad mes suformuojam mažą skranduką iš to skrandžio, apie 50-40 ml talpos, tai yra super mažas, ir prijungiame prie jos plonąją žarną. Tai reiškia, kad mes aplenkiam didžiąją dalį skrandžio, 12 pirštę, dalį plonojo žarnyno ir taip mes negauname, sutrumpėja mūsų žarnynas ir taip mes negauname daug visokių mineralų, maistingų medžiagų, taip mūsų organizmas nepasisavina to, ką mes suvalgome su maistu. Tai reiškia, tos operacijos jau yra drastiškesnės šiek tiek, jos yra daugiau tinkamos, jeigu mes turime cukrinį diabetą, tai jeigu turime padidintą rūgštingumą, refliuksą, taip, tai kiekviena operacija turi savo pliusus ir minusus. Tai vat ir pacientai dažnai ateinantys ir norintys vienos operacijos, mes aiškiname, kad mes geriau yra atlikti kitą operaciją. Tai vat dažniausiai vertinam efektyvumą tam pacientui. Nes jeigu labai vat ateina, sako, mano draugiai padarėte tokią operaciją, man siūlote kitokią. Kodėl? Tai mes turim tą mediciniškai ir pagrysti. Atlikę tyrimus ir duodate tą sprendimo būdą. Taip. Tai sakykite, Donatai, pats didžiausias
pokytis atlikus operaciją ir, sakykime, kilogramais. Aš iš savo patirties, kaip ir sakiau, pradžioje pasidalinau, turiu žmogų, kuris svėrė 220 ir per 2,5 metų mes padarėme minus 5 kilogramus, iš karto mes padarėm 115, bet paskui jisai per pusmetį 10 ataugo, 115, tai jo ūgiui kaip ir gerai, tai jūsų darbe kokia buvo pati, sakykime, tokia wow. Minus kilogramų. Galbūt tikrai panašus rezultatas. Tikrai atsimenu vieną pacientą, prieš keletą metų teko 238 svėrė prieš operaciją, prieš patį paruošimą, ne operaciją. Kadangi mes dar ruošiam jį operacijai ir ar 6 ar 8 mėnesį, tikrai tiksliai nepasakysiu, bet per tą laiką mes dar numetėm dar 30 kg iki operacijos, tai reiškia, operacijos dieną mes jau turėjome minus 30. Taip. Ir tas, kadangi su labai dideliu svoriu mes negalim to paciento išoperuoti ir techniškai sunku, ir anestezija pati narkozė jau yra kenksminga tam pacientui. Tai galutinai po 1,5 metų mes turėjome tai, kad jo svoris sumažėjo 2-gubai. Taip, tai nuo 238 iki 115. Tai ar tai yra daug ar mažai, tai tam pacientui labai daug. Daug, tai antras žmogus. Taip, tai ką pacientai tikrai džiaugiasi, jis kiek ir dabar atsimenu, jis jau kažkokias ir estetinės operacijas pasidarys, nes yra didelis odos perteklius buvo likęs, tačiau žmogus džiaugiasi labai paprastais dalykais, kad jis gali minti dviračiu, ar ne, nes net atlaiko tą techniką, taip, kad jis gali koją ant kojos susikelti. Taip, mes visi mėgstam kažkokius, turim pomėgius, kurių tikrai norėtumėm padaryti, bet negalim dėl didelio svorio. Tai gali laiptais lipti įprastai ne tik tai į 1 aukštą užlipti, bet ir į 5 aukštą užlipti. Tai atrodo tokie paprasti dalykai, bet mums kasdieniai praktikoje kaip ir nesuprantami, bet tie žmonės, pacientai, kurie papasakoja, atrodo, kad jiems tai prideda gyvenimo kokybės. Tai iš tikrųjų aš manau, kad labai išsamiai atsakėt, aš jums linkiu be galo daug atlikti tokių nuostabių operacijų ir padėti žmonėm, todėl kad aš visą laiką sakau, kad sveikata yra prioritetas, o norint gerai jaustis mes turime gebėti ir pritūpti, ir atsisėsti, ir iš stotelės pamatę autobusą pribėgti, nors aišku mes didžioji dalis esam labai dabar tinginiai ir labai esam prie patogumų pripratę. Tai jeigu ir jūs norite keistis, visada galite kreiptis, aš manau, susirasite socmedijose Donatą ir parašysite ir gausite atsakymą, o jūs nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite komentuoti, spausti patinka ir toliau žiūrėti mumis ir kartu su mumis siekti geresnių rezultatų. Ačiū Jums, ačiū Donatui ir iki susimatymo.